palabra la señora Morkunaitė. Ačiū, ponas pirmininkė. Biologinės atliekos, kaip ir apskritai atliekos, svarbus ir neatsiejamas visų ES piliečių reikalas. ES valstybėse situacija gana skirtinga. Vienose valstybėse šalinama į sąvartynus 10% biologinių atliekų, kitose dėja iki 90%. Tad visų mūsų uždaviniai turėtų būti tokie, kad pirmas dalykas – atliekų prevencija ir mažinimas. Kitas dalykas susijęs konkrečiai su dabartinė situacija, kad ES visuomenė taptų atliekas perdirbanti visuomenė. Ir kalbant apie kompostą, tai yra tai, kas susijęs su biologinėmis atliekomis, turi būti atitinkamai apsvarstytos ir įvertintos prastos kokybės komposto naudojimo galimybės, siekiant nepadaryti žalos aplinkai ir žmonijai. O ES lygiu atitinkamai apibrėžus prastos kokybės komposto naudojimo galimybės ir nustačius, kada kompostas laikomas produktu, o kada atliekomis, valstybėms narėms būtų lengviau orientuoti sprendžiant komposto panaudojimo klausimus. Todėl reikalingas atitinkamas ES lygių teisinis reguliavimas. Dėkui. Gracias, señora Morkunaitė. Y la última palabra es para la señora Roithová. Pane předsedo, velmi vám děkuji za možnost vysvětlit také své hlasování k zelené knize o managementu bioodpadu. Jde o obecný rámec, s jehož cíli souhlasím. Chci však upozornit, že by komise